Ketvirtadienio vidurdienį sunkvežimio kranas Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių sankryžoje Vilniuje užkliudė konstrukciją su šviesoforais ir sukėlė chaosą vienoje judriausių sostinės sankryžų. Sunkvežimis su strėle, prie kurios yra tarsi ekskavatoriaus kaušas primontuotas, užkabino ir nunešė konstrukciją laikančią šviesoforus reguliuojančius eismą šioje sankryžoje. Ir dabar tas visa konstrukcija yra įstrigusi su visais kelio ženklais prie krano strėlės. Štai jau tenai matote, tarp krano strėlės yra įsipainiojusi stovas, stulpas su gatvės pavadinimu, kelio ženklais. Na, o visa konstrukcija štai čia, o šviesoforo dalis mėtosi ant važiuojamosios dalies ir milžiniški kamščiai į abi pusės, tiek leidžiantis nuo Šeškinės kalno Ukmergės gatve, tiek važiuojant Geležinio Vilko gatve centro link. Eismą dabar reguliuoja policija, jau atvažiavę yra tarnybos, kurios tvarko šviesoforus, nes šviesoforai dabar po šitos avarijos išsijungė ir nukentėjo visureigis Honda CR-V. Nuplėštas jo kapotas netgi ir po jo ratais mėtosi šviesoforo dalys. O štai kaip atrodo po susidūrimo ta konstrukcija, kuri prieš tai laikė šviesoforus, pasvirusi virš važiuojamosios dalies. Čia yra juosta autobusams, viešajam transportui. Gerai aišku, kad perėjoje nebuvo žmonių, nes visa tai įvyko ties perėja. Čia ir dviračių takas yra. Kažkaip turbūt strėlė buvo pakelta krano, kad užkliuvo ir vienoje ir kitoje pusėje yra sulaužytos konstrukcijos, stovai, kurie laiko kelio ženklus, šviesoforus. Visai tai dabar yra nulaužta, suniokota. Atvažiavo daug čia darbuotojų, kurie prižiūri šviesoforus mieste. Na ir jiems teks nemažai padirbėti, kol bus pašalintos šios avarijos pasekmės. Na ir be viso to, be šviesoforų dar ir miesto visureigis Honda CR-V kažkaip čia sudalyvavo greičiausiai, kad ir jam kliuvo komplikuotas eismas ne tik važiuojantiems centro link, bet ir atvažiuojantiems nuo tunelio. Šviesoforus prižiūrintys darbuotojai šalina dabar šviesoforo liekanas iš po automobilio ratų. Tai krauna jau kokią krūvą čia prikrovė. Dar tai ne viskas, vis dar neša dalis, mėtosi ir kelio ženklai. Na ir susidarė didelės spūstis. Kažkada buvo atliekami tyrimai, tai paaiškėjo, kad ši vieta, būtent šita sankryža, yra bene labiausiai apkrauta sostinėje. Daug pravažiuoja čia transporto. Spūsčių būna rytais ir vakarais. Na ir dabar vidurdienį dėl tokio eismo įvykio labai komplikuotas eismas.